Jūsų likimą formuoja jūsų sprendimai. Broliai, ką veiksim gyvenime? Atsilieps ateityje. Koks jūsų gyvenimo tikslas? Kokie jūsų troškimai? Leis tau pasakyti kai ką jau žinai. Pasaulis ne vien saulės spinduliais ir vaivorykštėm klotas. Tai labai pikta vieta. Ir nerūpi koks kietas esi. Jį tave paklubdys ant kelių ir teks klupėti, jei leisies. Jūs turite galę pakeisti savo gyvenimui. Turi išsaugoti savo gyvybę. Kas jei ne tu bus tavo gelbėtojas? Privalai padaryti tai, ką privalai. Nesvarbu kas tai. Jūs kuriate savo likimą. Jei tikėsite savo svajonėmis ir imsitės veiksmų, jos taps realybė. Ir jei žinai, ko vertas, gausi ko vertas. Bet turi būti pasiruošęs priimti smūgius. O ne badyti pirštais ir sakyti, kad nesi tuo, ko nori būti dėl jo, jos ar bet ko kito. Bailiai taip elgesi, o tu netoks. Tu geresnis. Tikėkite savimi. Nugalėtojų esame jau ir netapus juo, tačiau reikia pasiekti tai. Jūs privalote padaryti sprendimą ir tą čempioną paversti matomu. Nesvarbu kokios jūsų svajonės, padarykite tai, kadangi galite. Kai nori sėkmės taip stipriai, kaip nori kvėpuoti, kai nebeturi kas tave motyvuotų. Turi pagalvoti apie žmonės savo gyvenime, dėl kurių tai darai. Ir jei pagalvosi apie juos, nueisi dar 1 kilometrą, iškėsi dar 1 dieną darbe. Gali gauti stipendiją, paklausyk manęs. Kai darai tai dėl kitų, turi suprasti, kad jei aš nedirbsiu, neuždirbsiu, jie liks nevalgę. Kad ir kaip bebūtų gaila, aš negaliu pasitraukti. Norėčiau pasakyti tau, kad jei pavargai, pailsėk. Ilsėkis metus. Norėčiau pasakyti tau, kad palengvės. Norėčiau pasakyti tai. Norėčiau pasakyti tau, kad jei eisi pirmyn, viskas prašviesės. Labai norėčiau pasakyti tau tai, tačiau tai netiesa. Tiesa ta, kad turi rasti už ko užsikabinti. Turi rasti tai savyje ir tai turi versti tave kovoti. Tai turi užvesti tave žengti pirmyn. Valdyti tave. Ir kai rasi tai, kai tai bus taip svarbu kaip kvėpavimas, daugiau nepraleisi smūgių. Kai atrasi tai, atrasi būdą įgyvendinti tą. Laikas tau pažvelgti į save ir nuspręsti, kad esi savo likimo kalvis. Tu čia vadovauji. Laikas susitikti su savim akis į akį. Kalbėk su savim. Ir niekam neleisk vadovauti tau. Būk nusistatęs, kad tau pavyks. Laikai tik svajoti praėjo. Laikas padaryti tai. Dabar būtent toks laikas. Laikas pradėti dirbti ties savo svajonėmis. Rask tai, ko nori. Ir siek to. Lyg nuo to priklausytų tavo gyvybė. Galime paimti savo likimą į rankas ir pradėti gyvendinti savo svajones. Paklausyk manęs, kai pasieksi tašką, kai visko bus gana, kai pasieksi tašką, kuriame velniškai skaudės, kai pasieksi tašką, kuriame rodos nebeįmanoma, kai pasieksi tą tašką, aš bandau paaiškinti tau, durys atsivers, atsiras galimybės, tačiau ko negali, negali pasiduoti. Negali pasiduoti, nes tai nėra kažkas, ką matai, negali.
Čempionai nesustoja ir eina toliau net tada, kai jiems rodos nebeliko nieko. Čia ir skirtumas tarp sėkmingų ir nesėkmingų. Kai jie nebeturi ko prarasti, kai viskas baigta. Jie puolės, suprinės, pasiruošia pasiduoti, rodos išbėga paskutiniam kovai. Viskas tik prasideda. Ir rodos tau nebeliko nieko, išgalvoja visus pinigus, prarado energiją. Kai tau nebeliko nieko, laikas pasirodyti. Įrandi išeitį, rodos jos nėra. Įkvėpi gilų gurkšnį oro, kurio rodos nebuvo. Randi jėgų, kurios rodos neegzistavo. Ir nori to taip stipriai, kaip kvėpuoti. Todėl klausiu tavęs. Ką ruošiesi daryti dabar? Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą!